Kontaktavom, žinai, ne vieną vienetą nupirkė iš anksčiau. Ir vėl surizikavom, ką žinau, nenuvylė eilinį kartą. Kodėl pasirinkai naudotą įsigyti, o ne naują? Naujų turbūt irgi buvo begalė pasiūlymų. Jo, naujų tai žinai, tik tai nuvažiuok sutartį pasirašyk ir turės, žinai, bet, žiūrėjom, žinai, dar ir piniginių atžvilgių kažkaip, žinai, būtent šitas variantas kažkaip žiūrėjom, kad ir toksai nėra daug dirbęs, būklė gan nebloga buvo. Ir suma tokia gavosi, kad, ženkliai skyrėsi, žinai, būtent lyginant komplektaciją, tarkim, visų smulkių sėklų bunkeriukų, žinai, naujas gerokai brangiau išeina, čiut ne dviguba kaina, žinai. Tai pasiskaičiavom, kad gal bandom startuoti gal su naudotu, pasižiūrėsim, kaip seksis. Ateityje, žinai, kaip finansai, jeigu geri finansai, gali bandyti ir naują grėbti, žinai. Tai surizikavom ant naudoto kol kas. O kodėl būtent su mūsų įmonė nusprendėt bendradarbiauti? Tai žinai, tą Dymą nuo seno pažįstam. Kažkaip toksai patikimas vyrukas atrodo. Kaip sakant, ne naujas žmogus esi, žinai, iš to rinkai. Nebuvo čia naujiena, žinai, kad su tavim sukontaktavom, žinai, ne vieną vienetą nupirkė iš anksčiau. Ir vėl surizikavom. Nenuvylė eilinį kartą.